14 kolekcijų, 14 mados fiesta. Šis skaičius pažymėjo bene laukiamiausią šių metų stiliaus šventę – mados infekciją. Prisiminkime, kas lapkričio 8–9 dienomis vyko už Šiuolaikinio meno centro sienų. Pirmąją dieną pradėjo mados infekcijos senbuvės. Ieva Daugirdaitė, Eglė Žemytė, Laura Dailidėnienė, prie jų prisijungė keli užsienio svečiai. Teigiamos emocijos, pozityvas, šviesios spalvos ir kokybiški bei patogūs audiniai. Такое современное направление, наверное, в молодежи. То, что сейчас, по крайней мере, у нас в Москве очень актуально, так называемые хипстеры, очень вдохновило. Вы увидите, вы заметите в каких-то историях, в каких-то деталях. Aš atėjau čia po didelės pertraukos pagerbti Renatos Mikailionytės iš tikrųjų, bet viltis nežinau, labai specialiai nieko nesitikėjau, bet labai malonu pamatyti kūrybingą jaunimą. Aš tikrai pamačiau ir naujų idėjų, ir naujų tendencijų, ir galų gale įsitvirtinusių ženklų. Tikrai šaunu. Vasarišką festivalio Sielos Sandros Straukaitės kolekciją atidarė antrąją mados infekcijos dieną. Vėliau podiumą okupavo Grosser Hendrik, Mildikos Šegerytės ir kitų dizainerių modeliai. Domiuosi kiekvienoje šalyje, kur nuvažiuoju, toj pačioje Rusijoje, toj pačioje Japonijoje, visą laiką einu į pirtis, į visokias maudymosi vietas ir mane visą laiką traukia ir domina ta maudymosi kultūra ir viskas, kas su ja susiję. Woody mood, a bit dark. It reminds you maybe on fairy tales. Aš labai džiaugiuosi, kad mados infekcija tampa pastovus, nuolatinis renginys, kuris įneša tam tikras, naujus vėjus ir tendencijas ir duoda galimybę tiek naujam talentam pasirodyti, tiek mūsų dizaineriam augti. Tai yra vienintelis rimtas mados renginys Lietuvoje, nes neįskaitant ten atskirų dizainerių pasirodymų, tai bet kokiu atveju aš visada esu už jį ir jį labai palaikau. Norintys pamatyti visas kolekcijas kviečiami užsukti į 5TV YouTube paskyrą.